Išlaisvinkite užspaustą juosmens nervą, jį mobilizuodami. Sėdėdami ant stalo lenksite galvą žemyn ir koją po savimi. Pradėsite nuo sveikesnės pusės. Lenkiu galvą žemyn, koja keliauja po stalu. Iš lėto grįžta, pėda į save, galva atgal. Ir taip atliksite 10 kartų. Tuomet keliaujate prie kitos, labiau paveiktos, galbūt skausmingos pusės ir atliekate taip pat. Tačiau galite susidurti su riba. Tai bus skausmas, diskomfortas ar įtampa. Ir labai svarbu, neperženkite tos ribos. Leiskite kūnui sustoti prie jos ir į kitą pusę gal viskas bus gerai ir atliksite pilną amplitudę. Po trupučiuką, jeigu gerbsite šitą ribą, jinai pati plėsis. Nervų sistema pamatys, kad yra saugu, nervo neplešia ir jeigu jis yra prilipęs, jis po truputėlį išsivaduos. Prijunkite kvėpavimą, kvėpuokite lėtai, nuraminkite save ir turėtų lengvėti. Jeigu nelengvėja ir aštrėja, nedarykite, palaukite, kitą dieną vėl pabandykite ir jeigu vis tiek aštrės ir skaudės, tuomet kreipkitės pas specialistą, kuris supranta, kas vyksta. Nedarykite per prievartą, neaštrinkite dar labiau situacijos. O jeigu įsigysite mano stuburo masterclass'ą, tenais rasite daug paskaitų ir pratimų, kurie jums taip pat padės.